Labas rytas, trečiadienis, spalio 25, 8 ryto beveik. Važiavom vakar iki 7 kažkur, buvo tamsu čia tarp kalnų. Stovim aikštelė visiškai tuščiai permiegoti. Važiuosime toliau. Bandysim. Tenai turėtų būti įėjimas į urvas, kur auga stalaktitai. Gavom informacijos lapelį. Čia šneka tikrai austriškai. Priėjome vieną. Keliaujam. Yra ganėtinai tamsu. Čia tokie tuneliukai yra padaryti Alojai. Visur pro juos praeisim. Ką tik pasiklausim muzikytės su šviesų šou Alojai. Buvo labai gražu. Einam žemyn takeliais. Čia buvom viduje. Vartai į apačią. Tai vadinasi. Grote Semiriach vadinasi. Ji buvo atrasta 1894 metais. Apie kilometro ilgio. Taip ir buvo panašiai, tą, ką mes ėjom. Ilgis. Ir 94 metų, tai tais pačiais metais 7 Explorer. Aš juos išversti. 7 ieškotojai, nežinau,
tyrinėtojai, va. 7 tyrinėtojai tyrinėjo ir juos užgriuvo, bet tyrinėjant į 13 metrų gylio tunelį, kuriuos atrado tik po 9 dienų. Tai va, mes viso to tunelių rėjom realiai. Ir čia labai daug jo informacijos šiaip apie prieš kiek milijonų metų formavos, tai aš jau šito nepasakosiu, bet mes matėm vieną didžiausių pasaulyje susidariusių stalaktitą, kurio svoris siekia apie 40 tonų. Tai čia yra vienas didžiausių. Va, tai tau. Šiaip aplamai, Šiaip labai gražiai atrodė. Įspūdis. Pirmą kartą tokiam irgi urve labai norėjom. Kiek važiavom, čia 3, kuris dirbo, ar 4. Bet žinai, kada jis dirba, šiandien yra spalio 25, o dirba iki spalio 31. O, tai pataikėm dar. Ir tai dirba nuo pusės 11 iki pusės 4, tai dirba jie nuo pat ryto. Taigi, kelias kalnais važiuoja tik tai. Aukštyn, žemyn. Čia vaizdelis geras. Buvo verta važiuoti čia. Verta. Labai. Patiko. Vakaro stotelė. A čia kaip atrodo parkingo tualetai su dušais. Mini virtuvėlė. Ne virtuvėlė, planai. Bet bent indamai išsiplauti. Atskirai prausimusi, dušai, tualetai. Ir visur yra kodukai, bet kas neįeis, kas nežino kodo. Tai va. Viskas super. Ir nebrangiai. Lyginant nebrangiai. Važiuojam namo? Ne, važiuojam ieškot vyno. Iškart lauktuvių. Ne viena parduotuvė nedirba šiandien kažkokią Austrijos dieną. Yra taip va yra sudėti. Va, savo važiuoji. 24 valandas per parą dirba. Ateini. Išsirenki kokią nori. Su kainytėm. Sumeti pinigėlius ir važiuoji namo. Ir čia visa gatvelė tokia realiai. Ten, matosi, vagoniukas. Po to dar buvom. Toj pusėje dar čia kažkur irgi. Žodžiu, labai smagiai. Atvažiavom netikėtai į Slovakiją. Pasitikėjom navigaciją. Ir esam visi pirmą kartą Slovakijoje. Jo, interneto nebeturim. Gaudom kur papovą. Ieškom McDonald'ą. Ir taip, įsijungiam ir link namų važiuoti. Važiuojam, jautėmės, kad taip iš šono jau važiuojam, bet paskui žiūrim, kad Slovakija už kilometrų. Tai žinom, kad ilgai nevažiuosim, važiuojam, žiūrėsim, pasisukam atgal. Papasakok. Kaip tau patiko šitą kelionę? Mėkuojam. Ir dar mėkuojam, dar mėkuojam. Ir kočiam žiūrėjau. Kur važiavom? Žinau. Tai patiko? Patiko. Norėtum dar? Viskas, mamyte.